Sveiki, esu Donatas iš įmonės Hidrobalansas ir šiuo trumpu vaizdo įrašu pabandysiu truputėlį plačiau papasakoti apie tik ką paskelbtą paramą katilų keitimui, nors šiai dienai nebepavadinčiau to keitimu, o tiesiog šildymo sistemų galbūt labiau atnaujinimai. Tai bandysiu neišsiplėst, kadangi informacijos iš tiesų yra daug, bet kiekvieną tą atvejį galima aptarti detaliai individualių pokalbių. Tai dabar tik tais bandysiu prabėgti esminius aspektus, esminės vietas tiesiog pažymėti, į ką reikėtų atkreipdėmėsi ir kas tai yra per dalykas, būtent paramos keitimas su LEA arba ENA, Lietuvos energetikos agentūros parama subsidija. Tai kaip žinia, kvietimas paskelbtas yra spalio 5 dieną. Ta informacija buvo išplatinta ena.lt tinklalapyje, būtent tenai buvo paskelbtas jisai. Tai va, jeigu paprastai pasižiūrint, kur jį apskritai rasti, tai einam į ena.lt. Čia matome pagrindinį puslapį ir štai yra, kaip sakyt, naujiena, kurioje yra paskelbta, kad jau kvietimas yra aktyvus ir paskelbtas būtent senų neefektyvių katilinių įrenginių atnaujinimui su šilumos siurbliais oras vanduo, žemė vanduo ir panašiai. Tai čia, aišku, galima pamatyti, paskaityti bendrai visą bendrą informaciją, tačiau jeigu norim truputėlį gilesnės informacijos apie tą teikiamą kvietimą, galima eiti į kvietimą teikti paraiškas, katilų keitimas. Ir čia bus tokia jau labiau struktūrizuota, detalesnė informacija, kaip tie katilai bus keičiami, kokios yra pagrindinės sąlygos. Tai jeigu trumpai jos prabėgant iš tikrųjų, tai kvietimas paskelbtas yra spalio 5 dieną, 12 valandą, tačiau įsirengti ir įsidiegti šilumos siurblius oras vanduo buvo galima jau nuo 23 metų Liepos 26 dienos. Tai reiškia, kad kas įsigijot įrangą šiek tiek anksčiau, ta įranga kuo puikiausiai tinka paramos gavimui. Tai čia labai svarbus faktorius. Kitas niuansas yra, kad bendrai yra skirta katilų keitimui iki 2029 metų 90 milijonų eurų, bet šiuo kvietimu yra paskirstoma 14 milijonų eurų. Tai reiškia, kad ateityje laukia dar nemažai kvietimų, kuriais bus galima įsisavinti tą skiriamą subsidijos sumą. Taip, toliau yra esminiai niuansai, tai kas gali būti keičiama šito kvietimu. Tai pirmas ir antras svarbus niuansas tai yra, kad, sakykime, vienu šiuo kvietimu yra leidžiama keisti tiek kieto kuro katilus, kūrenamus malkomis, tiek durpėmis, anglimis, dujomis kūrenamus katilus, tai yra dujinius katilus ir visus kitus, reiškia, iš biokuro gaunamos energijos rūšies. Anksčiau būdavo 2 atskiri kvietimai ir tam vienas būdavo vienam, kitas būdavo kitam, tai šitos painiavos jau nebelieka. Reiškia, galima teikti vieną paraišką, nebereikia maišytis, nes tikrai būdavo atveju, kai mes dirbam su šilumos siurbliais jau bemaž daugiau nei 4 metus, tai tikrai būdavo atveju, kad žmonės užpildo per klaidą paraišką būtent malkiniam katilui, o iš tikrųjų kūrenasi dujomis. Arba ten durpių briketais, kaip pavyzdys, tai tikrai būdavo toks nesusipratimas, nemalonumas, nepatogumas, kaip čia reikės dabar tą visą tai parodyti, kad būtų teisinga. Tai kad nereikėtų tos paraiškos atšaukinėti, tai šiuo atveju kvietimas yra vienas, tiesiog reikia teisingose vietose pasirinkti, kuo reiškia yra kūrenami šildomi namai. Toliau, svarbu kompensacija skiriama tik tais vandeninės sistemos įrenginiams. Tai reiškia, kad skirtingai nuo praėjusių kvietimų, oras šilumos siurbliai į paramą nebepakliūna. Tai yra pakankamai svarbu. Taip, toliau, čia tokia bendrinė informacija. Aišku, svarbu, kad gali dalyvauti ir sodo namai, kai kuriais kvietimais anksčiau buvo tai išskiriama ir sodo namai į kvietimus nepakliūdavo. Dabar gali dalyvauti ir sodo namai. Ir taip pat yra svarbus niuansas, dar aš iki jo nedaėjau, matau, bet gal jisai čia bus.
Bet svarbus niuansas, kad nebereikia 5 metų baigtumo. Anksčiau buvo sąlyga, kad dalyvauti paramoje galėjo tie namai, kurie pilnai 100% turi registruotą statybos baigimą registrų centre ne anksčiau negu prieš 5 metus. Dabar to nebelieka. Reiškia, jeigu namas 100% pabaigtas, tai galima dalyvauti. Netgi šiek tiek yra praplėsta sąlyga, kad galima turėti namą 80% baigtą, jeigu statybos leidimas yra išduotas iki 2020 metų tam tikros datos. Tai netgi šiek tiek yra išplėsta, tai reiškia, tą situaciją papuola ir nauji namai, kurie turi kieto kuro katilus arba granulinius arba dujinius katilus, kas irgi yra pakankamai svarbus faktorius. Taip, čia toliau yra bendros, kaip sakyti, bendroji eiga. Kitas dar svarbus momentas, kad nebėra paraiškos teikimo termino. Tai reiškia, galima paraiškas teikti iki 24 metų, dabar aišku nebematau šitos tikslios informacijos, 24 metų balandžio 5 dienos, tai reiškia, nebėra mėnesio laikotarpio, kada reikia pasiteikti. Tai nebėra to tokio streso, bėgimo, lėkimo, kad spėsiu, nespėsiu, reikia greitai, nes yra tik mėnuo ir po to viskas. Tai šioje vietoje tikrai yra ramiau, tik tais tiek, kad aišku, žinant bendrą susidomėjimą šilumos siurbliais, atsinaujinančią energetiką, gali pasibaigti kvietimui teikiamos lėšos, tuo atveju, aišku, nespėjus pateikti ir pasibaigus lėšom, nebeturėsit galimybės gauti paramos. Labai svarbus aspektas, dėl kurio labai dažnai sulaukiam klausimų, tai yra, kad didžiausia finansuojama suma yra 50% tinkamai finansuoti išlaidų. Kartais žmonės maišo, kad, kaip pavyzdys, įsidiegti šildymo sistemą, šilumos siurblį, kažkokios tai X tai galios, X gamintojo, man kainuodavo, sakykime, kainuoja 7 000 eurų ir man gali skirti nedaugiau negu 3 500 eurų, nes ten yra parašyta 50% išlaidų. Visiškai ne taip. Tam, kaip sakyti, dar apva buvusi, dabar jau ir lėja, šiek tiek su atnaujintais įkainis, pateikė, kaip sakyti, padarė rinkos tyrimą, kiek galėtų kainuoti šilumos siurblio įdiegimas privačiuose namuose ir pateikė tokius įkainius 1 kW. Tų įkainių klasifikacija skiriasi nuo galios, tai reiškia nuo 0 iki 7 kW, nuo 7 iki 12 ir nuo 12 13 ir nuo 13 iki jau, sakykime, 20-25 kW, galbūt gal 30, jeigu tai bus kažkoks tai kaskadinis įrenginys. Tai va, padarė šitą įkainių, kaip sakyti, apklausą tyrimą ir jie skiria būtent jų apklausos tyrimo sumos 50%. Tai labai dažnai būna atvejais, kaip pavyzdys, jeigu įsigyjant pigesnį šilumos siurblį, kaip pavyzdys, mes prekiaujam Nordis šilumos siurbliais, kurie iš principo savo kainoje nėra tokie brangus ir parama skiriama į paramą patilėjai, tai neatsižvelgia, kiek įrenginys kainavo, tai kaip pavyzdys, jeigu įrenginys kainuoja visiškai paraleliai 4-5 tūkstančių eurų, o tam įrenginiui skiriama parama yra 4500 kaip pavyzdys, tai jums lieka tik nuo įrenginio 500 eurų. Niekas nežiūri 50%, tiesiog yra 50% pagal patvirtintus įkainius, o jūs, sakykime, gaunat jau tenais nebe 50, jeigu taip žiūrint, o 90-95% paramos. Tai va šitas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir nesusimaišyti. Kai kuriais atvejais to 50%, jeigu ten įsirengiant premium sprendimą, ypatingai brangų, galima ir neįsitekti, gali būti, kad ta paramos suma bus ir mažesnė, bet kai kuriais atvejais tai gali būti ir, kaip sakyti, likutinė jūsų mokėtina suma labai likusi nedidelė. Taip, toliau čia bendroji informacija. Čia vėlgi tokia bendroji informacija. Tai va, tokie, aš manau, kad esminiai aspektai, jeigu apie pačią paramą kalbant. Tai dabar pasikeitė dar truputėlį paraiškos teikimo vieta ir pati paraiška, negu buvo anksčiau apvos teikiama. Tai pačią paraišką, kur teikti, galima rasti tame pačiame arba pirminėme, sakykime, pirminėje informacijoje, arba va tame kvietimai teikti paraiškas katilų keitimas. Ir mes va čia truputėlį žemiau paėmės turim
paraiškos teikimo internetu užpildo paraiškos formą, tai reiškia pati paraiškos forma. Na, aš turiu atsidaręs ją čia, bet galima paspausti, pamatysit, kad yra visiškai tas pats. Taip, tai dabar įėjus čia, toks atsiranda daugybė variantų, kas čia per dalykai gali kilti klausimas. Tai šitoj vietoj tai yra visi katilų keitimai ir jų patys kvietimai yra truputėlį išskaidyti. Tikriausiai, kad nebūtų vienos koncentracijos, tiesiog, kaip sakysim, jeigu visus pinigus skirs tik tais Vilniaus regionai, natūralu, ten gyventojų yra daugiau, didžioji koncentracija atsinaujinančios energetikos susidėks Vilniuje, o kitiems, sakykime, šalutiniams regionams jau gali ir pritrūkti, tai kad tą praskirstyti, kaip sakyti, išskirsti ir pačias savivaldybės. Iš principo jis yra tik dvi, tai yra Vilniaus apskrities savivaldybės ir daugiau visos likusios, visos kitos. Kitas svarbus aspektas, kadangi, kaip minėjau anksčiau, yra du atskiri kvietimai, vienas yra kieto kuro malkiniams katilams, kitas yra, reiškia, žemės resursų, tai yra durpių, anglies briketai ir dujos, tai vėlgi reikėtų jau bandant pildyti paraišką, nesusimaišyti ir atidžiai perskaityti, į kurį kvietimą bandom teikti ir dalyvauti. Tai kaip pavyzdys, bandom, sakykime, imkim, kadangi mes esam patys šiauliečiai, tai aš imsiu kitą, sakykime, Vilniaus apskrities, yra netgi parašyti iškastinį kurą, anglį, durpes, dujos, naudojančių katilų keitimas Lietuvos valstybės išskyrus Vilniaus apskrities savivaldybės. Tai čia visa likusi Lietuva apart Vilniaus apskrities. Taip, taip spaudžiam submit, reiškia bandyti dalyvauti. Reikėtų, aišku, atidžiai perskaityti ir pačią informaciją, kaip, kokie failai ir kas turėtų būti pildoma, tik dėl savo, kaip sakyti, aiškumo. Ir toliau prasideda pats paraiškos pildymas. Tai elementariai, ar esu tinkamas pareiškėjas, tai čia reikėtų jau pasižiūrėti, aišku, ar tinkat ir netinkat pagal kvietimo sąlygas, bet jeigu pildo tikriausiai tinkamas, žymim ar ne, patvirtinimas dar kartą, ar noriu keisti tai, ką pasirinkau, kad nebūtų sumaišytas kvietimas, čia tiesiog, kaip sakyti, turbūt įdėta, kad jūs dar kartą perskaitytumėt ir pamatytumėt, kada nedarau klaidos, tai pildau tinkamą kvietimą, nes tai yra svarbu. Jeigu išpildysit netinkamą kvietimą, gausit netinkamą leidimą įsidiegti sistemą, automatiškai, kaip sakyti, ta paraiška taps niekinė, reikės pildyti naują ir turbūt viską daryti iš naujo. Taip, čia toliau susipažįstama yra, ar darysim, gal kai kurie yra tikrai iš mūsų, jau yra labai daug renginių įsigiję žmonės, jau po Liepos 26 ir jie pildys paraiškas, kad, sakykime, susigrąžinti tas patirtas išlaidas, gauti kompensacijoms, tai vėlgi šitą vietą reikia pažymėti. Ir aišku, su kitais reikalavimais, tai čia vėlgi reikėtų, aišku, juos perskaityti, ar jūs visus atitinkat, bet kaip sakyti, ten kažko nėra ypatingo, tai greičiausiai, kad viskas bus gerai. Viskas supildėm, spaudžiam next, įeinam į paraiškos pildymo langą. Tai čia vėlgi labai viskas iš tikrųjų paprastai ir aiškiai yra nurodyta, kad reiškia paraiškos pildymo data, šiandien yra, kada aš rašinėju šito vaizdo įrašą, tai yra spalio 8 diena, tai mes ją ir pasirenkam, pilnai rašom savo vardą, pavardę. Aišku, labai keista, kad iš tikrųjų pati sistema nėra iki galo sutvarkyta ir nėra pilnai sulietuvinta, tai naudotos tam tikros, matyti, generinės formos iš kažkokių tai koduotų sistemų, tai vat, first name yra jūsų vardas, last name yra pavardė, reiškia, rašom vardą pavardę, įrašom savo asmens kodą, įrašome adresą, įrašome telefonų numerį, įrašome elektroninio pašto adresą. Taip pat tai yra labai svarbu nesuklysti elektroninio pašto adresu, kadangi visi laiškai, informacija, patikslinimai, patvirtinimai vis tiek keliaus pas jūs elektroninį laišką, tai kad jūs galėtumėt greit pastebėti, pamatyti, tikrai rekomenduočiau labai atidžiai šitą vietą įsirašyti. Žinoma, banko sąskaitos numeris, tai čia vėlgi ta banko sąskaita turi sutapti su jūsų asmeniniais duomenim,
Nes vėlgi svarbus faktas, kad paraišką gali pildyti tik tais pastato savininkas. Tai reiškia, jeigu jūs esate savininkas, registrų centre registruotas savininkas, tik tada galite pildyti paraišką ir lygiai taip pat jūsų banko sąskaita turi būti jūsų, ne žmonos, ne vyro, ne vaikų, tai vėlgi turėtų būti jūsų asmeninė banko sąskaita. Taip, aišku, nurodo, kad čia gali būti įgaliotas atstovas, bet daugeliu atveju tai pakankamai retas dalykas, tai dažniausiai žmonės, kaip sakyti, tai nėra labai sudėtinga, galima tikrai pačiam užsipildyti, bet aišku, tokia galimybė yra, pasirašius patvirtintą įgaliojimą, kad už jūs kažkas kitas pateiktų tą paraišką. Bet sakykime, gali būti pareiškėjas, ar ne? Taip, tada kontaktinio asmens vardas, tai turbūt tai sutaps su jūsų, arba tai jeigu bus įgaliotas atstovas, tai bus įgalioto atstovo kontaktai, su kuo kontaktuoti, jeigu tai yra ne namo savininkas. Taip, toliau. Taip. Dabar, taip, čia yra nurodyta, reiškia, kokią mes savivaldybę šitoj vietoj atstovaujame arba kurioj savivaldybėj stovi mūsų namas. Tai kadangi pasirinkome ne Vilniaus savivaldybėse, tai automatiškai čia jau rodo mums kitas Lietuvos savivaldybės. Kadangi aš esu Šiauliuose, sakykime, renkame Šiauliuose, ar ne, tada atsiranda vėlgi papildomos vietos miesto savivaldybė, Radviliškis ir taip toliau. Tai, sakykime, čia turbūt patikslinti ir po to statistiniam duomenim matyti, kiek kokios savivaldybės gavo paramos ir kur ta priemonė, kaip sakyti, geriausiai rezonavo. Žinoma, labai svarbu turėti namo dokumentus pildant šitą paraišką, kadangi pats, reiškia, reikalingas tiek pastato unikalus kodas, tiek paties registrų centro, reiškia, unikalus kodas, tai reikėtų turėti pildant paraišką namo dokumentus ir būtent tą prašymą informaciją čia suvesti. Taip, toliau labai svarbu, reikia pasirinkti, ką mes įsidiegsim. Ar tai bus biokuro katilas, ar tai bus oras, vanduo, šilumos siurblys, ar tai bus žemė, vanduo, šilumos siurblys. Ir labai svarbu, kad nesumaišyti paramos, reiškia, pasirenkant įrenginį su integruota arba su atskirai pastatoma talpa. Nes paramos dydis skiriasi, kaina skiriasi ir vėlgi sumaišius, gavus teigiamą pritarimą, kaip sakyti, paramos grįžimui, dotacijos grįžimui, vėl galima labai nuliūs, kada bus tiesiog parinkta ne taip, negu pirminis sprendimas buvo numatytas. Taip, čia toliau yra, ar yra svarbus klausimas, jis visą laiką būna tiek praeitoj, tiek šioj paramoj, ar vykdoma ūkinė veikla. Tai jeigu nevykdoma, aišku, renkamės nevykdoma, jeigu nevykdoma, tai renkamės vykdoma. Svarbus aspektas, kad skiriant subsidiją, jeigu pačiam name vykdoma tiesioginė ūkinė veikla, gali būti problemų ir parama gali būti neskiriama, nes tai skiriasi, kad skaitosi, kad jau įdiegiama sistema į, reiškia, ūkio subjektų, įmonės reikmėms, tai vėlgi tam yra atskiros paramos. Bet šita vieta yra sprendžianti tokią situaciją, kad kartais tiesiog name užregistruota įmonė kaip registracijos adresas, ne kaip buveinė jos. Ir dėl to šitą reikėtų, kaip sakyti, žymėti taip arba ne, jeigu būna, kad, sakykime, užregistruota kaip tik tais buveinė, steigiant įmonę ar kažkokiam kitokiam priežastim, tada reikės tiesiog parsisiųsti formą, ją ranka arba elektroniniu parašu pasirašyti ir įkelti. Jeigu tai yra taip, tai čia turėtų, man atrodo, netgi tai atsirasti, reiškia, kokia situacija, čia platesni reikalai, bet čia vėl tas atvejis truputėlį nagrinėjimas atskirai. Jeigu mes žymim ne, sakykime, standartinė situacija, tai nieko papildomai daryti nereikia. Toliau yra įvesta grafa nuosavo kapitalo dydis. Jis yra didesnis negu 10 000 ar mažesnis. Kol kas nežinau, kodėl tą sąlygą įvedė, bet, jinai tokia yra ir, sakykime, tam tikrais atvejais tai gali būti didesnė suma,
bet daugelį atvejų tai nebus didesnė suma, nes tai, sakykime, už 10 000 galima tikrai labai solidžią šildymo sistemą įsirengti. Aišku, nebent tai bus žemė, vanduo, tada tai ten su kasimo darbai, su gręžiniais gali tą sąmatą išaugti, bet vis tiek didžioji dalis klientų tikrai šiai dienai renkasi oras, vanduo, šilumos siurblius, kurių bendroji sąmata daugelį atvejų neviršė šitos sumos. Taip, tai čia yra vėlgi pareiškėjo deklaracija, tai vėlgi reikėtų parsisiųsti, ją reikės pasirašyti, čia vėlgi dėl pačių sąlygų, patvirtinimų ir visų kitų reikalų, taip pat dėl de minimis pagalbos, jokios buvo skirta, bet čia vėlgi, kaip sakyti, bet šita yra būtina. Šita yra būtina, tai vėlgi tada reikėtų nepamiršti, nepraleisti ir arba pasirašyti, nuskanuoti, arba pasirašyti, turbūt patogiausia būtų elektroniniu parašu. Ir ją čia būtent įkelti. Ir taip, praleidau truputėlį vieną aspektą. Mums čia būtina yra pasirinkti, na, kaip pavyzdys, oras, vanduo su integruotu boileriu. Mums reikia patiems, šiuo atveju kas yra įdomu, kad mums reikia patiems pasiskaičiuoti subsidijos dydį, kas nėra įprasta iš esmės, bet, na, tokia situacija yra. Aišku, tas pasiskaičiavimas yra supaprastintas, tai vat pasirinkus tam tikrą įrenginį, šitoj grafai automatiškai atsiranda lentelė, kurią galima pasididinti, kad geriau matytųsi. Ir šitoj vietoj mes jau renkamės, kokios galios šilumos siurblį mes įsidiegsim. Aišku, visada rekomenduoju prieš pildant paraišką pirmą susisiekti su tiekėjais, na, kaip pavyzdys, mus kreipiasi klientai, mes pasidomėm apie namą, jeigu reikia apžiūrim jį, įvertinam jo preliminarią energetinę klasę ir šitoje vietoje parenkame tinkamą, jau jūsų namui tinkamą šilumos siurblį. Būna atveju, kai žmonės įsirašo per silpną šilumos siurblį, reiškia, reikia namas senesnis, sakykime, 150 kvadratų, senas namas, be jokio apšiltinimo, radiatoriai ir įsirašo 5 kW. Na, būnat. Tai šitoje vietoje jau negerai, jums parama bus skirta tik už 5 kW, o faktiškai įrengiam, sakykime, 16 kW šilumos siurblį arba 12 kW arba 14, tai automatiškai jau to potencialo panaudoti paramos nebepavyks, nes čia yra svarbu, kiek jūs paraiškoj užfiksuosite dotacijos, kaip sakyti, kokį dotacijos dydį užfiksuosite, tiek tos paramos ir bus išmokėta. Daugiau įsirengus galingesnį įrenginį, niekas nebepridės. Tai va šioje vietoje, jeigu aš rašau, kaip pavyzdys, 7 kW, nežinau, kodėl nerašo, bet jos kad rašys, taip, 7 kW, automatiškai mums suskaičiuoja dotacijos dydį. Tai vad bendra, sakykime, 100%, na, pagal tą tyrimo rezultatus turėtų kainuoti apie 8,5 tūkstančių eurų, reiškia, įrenginys su integruota talpa, subsidijų suma šimtoje vietoje būtų 4280 eurų. Na, tai va tokią mes subsidiją ir gautume. Tai jeigu mums tas faktorius tinka, mes šitą sumą įrašome štai čia. Tiesiog galima kopijuoti ir įrašyti. Viskas. Pakankamai svarbus aspektas, jeigu atkreipsi dėmesį, pakankamai intensyviai skiriasi paramos dydis priklausomai nuo galios. Tai visada rekomenduojame, jeigu dar nėra galutinio apsisprendimo, kokį įrenginį pasirinksim, rinktis, sakykime, tais etapais rinktis, jeigu mes turim, na, tokią apyteisingi namą ar ne, šiek tiek šiltesnė, žinom, kad didelis galios nereiks, galvojam gal 5, gal 6 kW, rašyti 7. Kur momentas, jums bus rezervuota didesnė valstybės subsidija. Ir kitas momentas, įrenginių, jeigu jūs ten žiūrėsit internete, įrenginių nominalioji galia yra vienas rodiklis,
įrenginių per-rated galia, kuri reikalinga būtent pagal ką skirstoma parama, yra kitas rodiklis. Tos galios būtent per-rated jūs greičiausiai nematysit arba tą pamatysit tikrai ne visiems įrenginiams. Šita informacija yra, kaip sakyti, teikiama, ją dažniausiai turi atstovai, pardavėjai, tai lygiai taip pat mes turime visų įrenginių per-rated dokumentus, tos ES dokumentus, kur ta galia yra ir dėl jos būtent reikia tikslintis tiksliai, nes kaip pavyzdys būna atvejais, kaip pavyzdys prekiaujam Panasonic šilumos siurbliais, yra vienfazis 9 kW įrenginys, atrodo tai yra 9 kW įrenginys, bet jo tikroji per-rated galia yra 7 kW. Tai nereiškia, kad jis yra silpnesnis, nereiškia, kad jis yra blogesnis, tiesiog tas per-rated matuojamas kitais bandymo aspektais ir, bent jau paramos atžvilgių šitoj vietoj jis tikrai turi labai didelį pranašumą prieš kitus, nes imkim ten kitą, sakykime, 8 kW, bus 8 kW, jums paramos įkainis 1 kW stipriai kris, kadangi jau šitoj vietoj turėsit rašyti 8 kW, jau skaičiuojama bus kW nebe nuo 1200, o nuo 700 eurų, tai parama bus vos net dvigubai mažesnė. Tai labai svarbu. Tai čia šitą vietą reikėtų, kaip sakyti, tada jau, jeigu nežinom tiksliai, įsirašyti arba maksimaliai, arba manom, kad bus galingesnis, gali būti 13. Jeigu dar manom, sakykime, daugiau rašyti ne 13, o rašyti kaip pavyzdys 20 galbūt. Aišku, čia kaip sakyti, į beprotybę nueiti nereikėtų, nelogiškų skaičių rašyti nereikėtų, nes tai neobjektyviai paskirsis bendras paramos lėšas ir ta dotacija taip, kažkas praras šitą vietą tada dėl nepanaudotų lėšų. Bet visgi tą reikėtų atkreipti dėmesį. Arba, kaip sakyti, tarti su teigėjais, rengėjais, kas turi patirties, tai šiuo atveju mes jau 4 metus dirbam toj srity. Ir tikrai puikiai žinom, kaip tos paraiškos turi būti pildomos ir kaip reikia teisingai pasirinkti savo įrenginį ir kiek tos paramos tiksliai galima gauti. Taip, tai kaip ir visos bazinės situacijos yra aptartos. Tai būtent šitą formą susitvarkius, ją užsipildžius, susivedus atidžiai, neskubant duomenis, reiškia, spaudžiam submit form ir turėtų jūs permesti į subsidijos patvirtinimo langą. Tai aš, kadangi dabar, kaip sakyti, duomenis tik tais praeiti paviršutiniškai, jokių tikslių duomenų nėra, tai žinoma, man rodo krūvą raudonų vietų ir jums jas rodys, kad būtina, neįrašyta, tai tas pagelbės tos paraiškos užpildymą. Ir žinoma, jeigu visgi bet kuriuo atveju patiems nepavyksta susitvarkyti ir reikia pagalbos užpildant paraiškas, tai tikrai rekomenduoju kreiptis į įrangos diegėjus, kurie, sakykime, jeigu tai yra teisingi rangovai, jie ne tik tai įsivertins pačią paraišką, padės tiesiog kvailai ar bukai jums supildyti, o įvertins ir tą pasirinkamo įrenginio tinkamumą, jo sakykime, adekvatumą, tai tikrai klaidos tikimybė sumažės iki minimumo, o tos klaidos paskui yra labai nemalonios. Tai labai rekomenduoju pasinaudoti šitą paramą, jinai yra tikrai šįmet laisvesnė negu kažkada, niekada nebuvo tokios laisvos paramos, tai tikiuosi, kad daug informacijos šitokios vis nepateikiau, bet bent kažkiek tai duos šviesos tos paraiškos pildyme ir linkiu sėkmės pildant tos dokumentus, o jeigu tos sėkmės galvojat, kad pritrūks, tam yra mūsų komanda, tai mes pasiruošę padėti užpildyti paraiškas, pasiūlyti tinkamą jūsų namų įrangą, atstovaujam ne vieną gamintoją, atstovaujam keletą gamintojų, kurie daugeliu atveju atitinka mūsų klientų lūkesčius ir tas atstovavimas mūsų nėra tik tais atstovavimas, reiškia, kad tik parduodam ir viskas, tai šitoj vietoj ne, turim savo montuotojus, tai turim savo serviso meistrus, tai reiškia, tiek sumontuojam, tiek įrenginius paleidžiam, tiek po to prižiūrim, tai vėlgi labai rekomenduoju nepirkti įrenginio iš kažkur internetinėje prekyboje, paskui ieškoti rangovo, nes bus tą padaryti labai sunku. Tai tiesiog tam ir esam, kad šitą problemą spręstume ir nuo dokumentų iki įrangos diegimo bei po to jos priežiūros jums padėtume. Tai ačiū, jeigu žiūrėjot iki galo ir linkiu sėkmės pildant dokumentus ir renkant ES lėšas.
Geros dienos.